Sveiki, bičiuliai, tai noriu pasidalinti su jumis apie artėjantį pavojingą laikotarpį, reiškia nuo gegužės 31 iki birželio 12. Pakalbėsim apie tai apskritai, ko tikėtis tuo laikotarpiu ir kas laukia irgi individualiai kiekvieno zodiako ženklo. Visų pirma, aišku, primenu, kad visada būna visokių sunkių laikotarpių ir pavojingų ir nepavojingų ir kiekvieno mūsų gyvenime, kadangi mūsų karma kiekvieno individuali, tai aišku ir lygiai taip pat ir tie laikotarpiai pasireiškia individualiai, dėl to kažkam galbūt tai gali netgi būti geras laikotarpis, o kažkam jisai gali būti sudėtingesnis arba daugiau įtampos sukelti, tai priklauso nuo kiekvieno likimų. Todėl tai bus bendros rekomendacijos, bendros tendencijos. Taigi laikotarpis susijęs su Marso planeta. Marsas jau jisai ilgą laiką būna pagal vedų astrologiją, jisai silpnoj padėty, Vėžio ženkle ir visada, kada pereina jisai iš vieno ženklo, tarkim iš vandens ženklo į ugnį, tai vadinasi toks periodas kaip gandanta, toks kaip, sakykime, periodas susijęs, kaip mes patys kaip jaustumėm, kad iš vandens tarsi, kaip eini iš šalto vandens į pirtį, tokia transformacija gaunasi. Tai va čia iš vandens į ugnį jisai pereina ir tas perėjimas jisai trunka keletą dienų. Tai kaip tai gali pasireikšti pas mus? Tai visų pirma, tai gali būti tokie emociniai protrukiai. Marsas jisai gali duoti emocinius protrukius, tokių neadekvatų pyktį, taip pat netikėti sprendimai, mes patys galim priimti kažkokius netikėtus sprendimus arba įsivelti konfliktus. Ir iš esmės, kada mes žinom to, mes kaip ir turėtume stengtis elgti. Ir aišku, fizinis pervargimas, stresas, netgi fizinės problemos, netgi virusai tam tikri gali irgi pasireikšti. Ir pasiruošti reikėtų, aišku, kad tomis dienomis, tuo laikotarpiu vengti impulsyvių veiksmų ir sprendimų. Kažkokių tai kilo mintis čia daryti greitai, kažkur tai skubėti, tai kaip tik stenkitės labiau į vidinę ramybę, į praktikas, į dvasinės praktikas, į meditacijas, išlaikyti, kas padėtų mums išlikti labiau sąmoningiams, stebėkim irgi savo reakcijas tuo periodu, kad neįsivelti kažkokius tai nereikalingus konfliktus ir tuo pačiu tas laikotarpis jis irgi gali duoti mums netgi augimą, mes galim netgi paaugti tokių kaip emocinių lygmenių, dvasinių lygmenių, jeigu mes užsiemam sąmoningumu. Ir gali būti tokios pavojingiausios dienos nuo birželio 4 iki 8 dienos, toks, sakykime, toks pikas, Marso pikas. Ir vėlgi, reiškia, stengiamės kontroliuoti savo agresiją, nes tom dienom gali agresija išvilkti, ten, kur būna pyktis, kaupėsi pyktis ir jisai tom dienom išlenda į paviršių ir ką su juo daryti. Tai vėlgi, jeigu mes sąmoningi, mes tą periodą praeinam lengviau, stebim savo vidinę įtampą, praktikuojam įvairias praktikas, vengiam kažkokių tai impulsyvių sprendimų, jeigu ten mums susinervinom labai ar kažkas, tai skaičiuojam iki 10, po to atsakom, stengiamės kontroliuoti, nepersidirbam irgi tuo periodu. Ir jeigu taip žiūrėt kaip pasauliniu mastu, būtent tas laikotarpis, sakykime, grubiai taip apie 2 savaitės, plius minus, apie 12 dienų. Tai vėlgi Marsas jisai yra susijęs su karu, su agresija ir gali tuo periodu kaip tik padidėti, karinė įtampa, agresijos visokie tai protrukiai, nes būtent Marsas veikia ten, kur niekas nekontroliuoja savo pykčių. Galite irgi žymėti kažkokius tai naujus konfliktus, sakykime, su visokiais tai protrukiais, smurto, išpoliai, dėl to irgi tom dienom
kažkokiuose tai masinių renginių vietose, ne, galima, ten ypatingai kur žmonės, kurie nekontroliuoja, ne, kurie vartoja ten alkoholį ar kažkokias tai kitas priemonės, tai tuose vietose irgi vertėtų vengti. Galimos irgi stichinės, nelaimės, gamtos kažkokios anomalijos. Marsas apskritai jisai susijęs su oro stichija, dėl to ir toks neįprastas oras, tai irgi susijęs su neįprastai ilgai Marso padėtim, kur jisai randasi silpnoji padėtį. Ir aišku, audros, potviniai, gali būti gaisrai, suaktyvėti žemės drebėjimai. Kažkokios irgi klimato anomalijos irgi gali tuo laikotarpiu paryškėti. Kažkokie dalykai. Kas liečia irgi nerimas padidėti, ten ypatingai visokiem tai investuotojam gali, ten kur gali būti, sakykime, tokios kaip būna protestai visokie, dėl neteisybės, kada žmonės ieško pokyčių, reiškia dramos visokios irgi, baimės, įtampos, emocinė perkrova, sakykime, bendrai. Tai nereiškia, mes pakalbėsim irgi ir apie Lietuvą, bet pasauliniu mastu tokie gali būti visokie persilaužimai, reiškia, taip pat technologijos kažkokie tai proveržiai gali būti tuo metu, politiniai visokie kariniai veiksmai, rizika padidėja, būtent mūsų psichika sujautrėja tuo metu. Tai dėl to ir pasauliniu mastu irgi tai laikotarpis gali būti susijęs su įtampa ir kažkokia tai transformacija, kažkas tai, sakykime, atsiveria naujo, kažkokios tai naujos galimybės ir panašiai. Jeigu žvelgsim Lietuvos mastu, ko mes galim tikėti, tai irgi gali kilti tam tikra politinė įtampa arba kažkokie tai netikėti sprendimai tuo metu susiję su valdžia gali būti. Gali, sakykime, būti irgi kažkoks tai ten konfliktai, tarp pačios valdžios, ten prezidentūros, vyriausybės. Marsas gali išprovokuoti, taip pat tokius kaip tarptautiniai, kažkokie tai konfliktai, gali būti ten kažkokios tai provokacijos irgi gali būti. Tai tokiu atveju gali būti irgi paaštrėjimų, visokių diskusijų, sakykime, susiję irgi ten ir su gynyba, ir su kariuomenė, ir apskritai su, sakykime, ten pasienio saugumu, visokiom tokiom politiniam temom, tai irgi gali būti. Dėl to ypatingai tos dienos nuo birželio 4-8 dienos, tokia įtampa gali būti piko, toksai piko metas. Dėl to visokie tokie dalykai negatyvūs jie gali vyrauti. Ir tokiu atveju, jeigu, sakykime, mes išliekam sąmoningi, tuo periodu, kaip sakiau, mes stebim savo pyktį, savo emocijas, tokiu atveju viskas, aišku, gali praeiti lengviau. Ir jeigu žiūrėsim irgi kiekvienam zodiako ženklui, tai primenu irgi, kad jeigu irgi kas nežinot, savo, tarkim, mėnulio ženklo arba savo ascendento komentarus ir galit parašyti gimimo datą, aš parašysiu, koks yra jūsų ženklas, jeigu jūs nežinot. Tai į ką atkreipdėmėsi avinams, avinui, tai avinas jisai, avinams gali tuo periodu suaktyvėti konfliktai šeimoje arba su vaikais, gali būti kažkokie tai irgi emociniai dalykai, irgi reikės kantrybės daugiau, ypatingai šeiminiuose klausimuose. Jaučiams, kas susiję su vidiniu saugumu, su namais, su šeima, irgi gali būti tokių tam tikrų konfliktų su artimaisiais arba kas liečia gyvenimo sąlygas, kažkokie galbūt netikėtumai gali būti, irgi tuo periodu stenkitės neperspausti savęs, leiskit savo pailsėti. Dvyniams reikės irgi stengtis kontroliuoti tuo periodu labiau savo kalbą, savo reakciją, vengti impulsyvių sprendimų, ypatingai kažkokių tai veiklų susijusių su dokumentais, su sutartim, tai irgi geras laikas irgi,
peranalizuoti, permastyti savo bendravimą, savo komunikaciją, savo pasaulėžiūrą. Vėžiams irgi gali, sakykime, tas laikas toks jaustis perkrautas. Stenkitės pasirūpinti labiau savo sveikatą, savo finansais, savo kūnu. Pasisaugokit ir vandens, ir visokių gamtos stichijų tuo metu. Nerizikuokit be būtinybės. Liūtams, liūtai, sakykime, turėtų būti atsargesni su savo ego. Toks kaip ir transformacijos laikas gali būti jums ir nepulkit rodyti savo jėgos, kažkam nepulkit tuo periodu vadovauti labai arba įrodinėti savo kažkokį autoritetą ir panašiai. Taip sąmoningai tą laikotarpį pereikite. Mergelėms gali būti, kad tokios nuoskaudos tuo periodu labiau iškils į paviršių, kažkokie įsitikinimai, jausmai, nuoskaudos. Tai vėlgi skirkit daugiau dėmesio dvasiniai praktikai, sveikatai, pasąmoniai. Gali būti sapnai sapnuotis mergelėms pranašiški tuo metu. Svarstyklėms gali sukelti draugystės, draugai kažkokie grupiniai susitarimai, konfliktų išbandymų, gali irgi, sakykime, vertėtų stengtis būti atsargesniems su kažkokia pagalba, su kažkokiais pasiūlymais, su kažkokiu irgi ten kaip parama ar panašiai, atsižvelgti viską, kas susijęs su žmonėms, su bendravimu, su visokiais irgi pasiūlymais iš šalies. Skorpionams šiuo laikotarpiu irgi suaktyvėti gali temos susijusios su karjera, su įvaizdžiu, gali toks irgi kaip kilti noras ginti savo poziciją, tokios jaustis tam tikras spaudimas ir jeigu nekontroliuosit savo emocijų, tai gali būti irgi konfliktai ten su vadovais, su kažkokiais autoritetais. Todėl stenkitės irgi su visais bendrauti tuo periodu, su pagarba, neperlenkit lazdos. Šauliams tuo metu gali suaktyvėti tokios temos kaip gyvenimo prasmės, tikėjimo, kelionių klausimai, gali būti visokie iššūkiai, ypatingai jeigu jūs dirbat švietimo srityse, tai vėlgi venkit moralizavimo, ieškokit gilesnių atsakymų, stenkitės išgirsti ne tik savo tiesą, bet ir kitų, venkit visokių kovų, ginčų. Ožiaragiams gali suaktyvėti klausimai susijęs su finansais, su skolom, su priklausomybėm tokios temos. Toks irgi, tokia vidinė transformacija gali vykti, kad reikės mokytis ypatingai tom dienom, pasitikėti labiau kitais, pasitikėti, sakykime, aukštesniam jėgom, nenorėti visko sukontroliuoti. Ir vandeniai gali patirti tam tikrų išbandymų susijęs su partnerystė, su santykiais, su bendravimu, tiek, sakykime, asmeniniuose santykiuose, tiek jeigu yra kažkokie verslo santykiai. Stenkitės irgi savo jausmus taip kontroliuoti, jeigu per daug užspausit, jie gali sprogti jūsų jausmai, ir gali atsirasti kažkokie irgi netikėti, kaip pasiūlymai, draugystės ar partnerystės tuo periodu, tai irgi atkreipkite tai dėmesį, ar, tai yra iš tikrųjų tai, ko jūs ieškote. Ir žuvims gali kilti daugiau chaoso kasdieniai rutinai, kas susijęs su darbu. Reikės labiau pasirūpinti irgi savo kūnu, savo sveikatą, peržiūrėti irgi savo kasdienę veiklą, vengti irgi tokio aukojimuose per didelio, ypatingai tokio dėl, kai nėra aiškaus tikslo, dėl ko darot, nes gali būti toksai, šiek tiek toksai sprogimas tarp jūsų pačių kaip ir energijos ir kitų poreikių. Tai toks dalykas, kada į tai bus verta tom dienom labiau pasigilinti, pasiaiškinti, ar jūs judat, kryptingai judat teisingai. Tai būtų tokios rekomendacijos. Dėkuoju už jūsų dėmesį. Kas neprenumeruoja dar, nepamirškite irgi prenumeruoti mano kanalo. Linkiu, kad periodas praeitų jums
prasmingai, ramiai ir iki pasimatymo kituose video.